Gal galėčiau dar truputį tavo rankose prapulti, laiko nuovoką prarasti, jau dangus pradėjo gesti. Ir kam nesakysim, sugrįšim, aplankysim vietas tas pamirštas. Tik tave matysiu, rašysiu ir nutapysiu, kaip ir visada. Nematau kitų veidų šalia ir jie nemato. Nematau kitų veidų, nebematau šalia, nes jie netokie ir vėl nebe tie, toli prisilies. Jie nežiūri taip, jie nešvyti taip, tu ir pats žinai, kol tu čia sustoja laikas, nors kartais kaulus veria speikas, kol dar sau kažką meluoju, be mintim ten vėl važiuoju. Emocijos yra. Sugrįšim, aplankysim vietas tas pamirštas. Nekenčiu ir keikiuos, tu stengies vėl, aš atleidžiu, kaip ir visada. Nematau kitų veidų šalia, nematau kitų veidų, nebematau šalia, nes jie netokie ir vėl nebe tie, toli prisilies. Jie nežiūri taip, jie nešvyti taip, tu Ką darom? ir pats žinai. O, ne. Wow. Koks geras stiliukas. Labas. Ačiū. Sveiki. Kuo tu vardu? Kotryna. Kotryna. Aš laukdavau tų natų, kur kartais gal ar pamirždavai, ar iš jaudulio nepadarydavai tos galūnės, to Va, grinai. Nes aš net nemoku tai padaryti, kaip tu, tą darai tikrai labai gražiai, bet man kartais ta maniera užgoždavo tai, ką noriu išgirsti, tai, ko aš ieškau šitam projekte. Ir... Man visai gražytas tau, Tai ko netisukai? Man kiti dalykai netiko, bet man yra dažnai jausmas toksai kyla, kad kažkokie per dešimtmetį, kas dešimtmetį keičiasi tendencijos dainavimo. Ir vat, aišku, atsiranda kažkokie tai mūsų įtakojantis atlikėjai, kuriuos mes stengiamės kažkaip pakopinti. Ir gaunasi tie vibrato, kažkoks tarimo momentai. Mes truputėlį tą lietuvių kalbą stengiamės anglinti. Pradedame tokį ne I, o E dainuoti. Ir tas man yra skanu iki tam tikro lygio. Ir turbūt tau pasirodė galbūt jo per daug šiek tiek. Taip, nes man faina biški, bet tu gerai labai pasakei, iki tam tikro lygio jau. Taip. Bet čia skonio toks reikalas. Man tik tas patinka tas, kad tai yra trupučiuką su prieskonėliu. Tokio trupučiuką įdėta mėtos. Jeigu dar būtų ir čiobrelio, ta arbatytė man žiauriai patiktų. Sutinku pilnai. Tokia dainavimo maniera man dažnai asocijuojasi su žmogumi, kuris dainuoja ir dainuodamas tokia maniera galvoja, kad dainuoja geriau. Tokia, kaip dainuojantis žmogus įsivaizduoja, kaip dainuoja gerai dainuojantis žmogus. Ir man iškart prasideda tokia šiek tiek atmetimo reakcija. Neišeina kažkaip švariom ausim klausyti. Bet šiaip tu puikiai intonuoji, noriu pastebėti. Pas mus prieš keletą laidų buvo toks vaikinas vardu Sakalas, kuris dainavo Jessicos dainą, bet jis ją dainavo taip, kaip dainuotų Makejevo, Stakėno ir dar kažkokio žmogaus sūnus. Ir jis dainavo taip keistai ir taip savitai, kad aš galiausiai atsisukau, nes man buvo įdomu
kas čia per žmogus, kuris taip iki galo profesionaliai atlieka tokį gerą bairį. Jisai dainavo Jessicos dainą, įsivaizduokit, va tokių balsų. Aš bandau suprast, kas esi tu man. Tik tais 2 oktavom žemiau. Nieko, bet tavęs. Ir mane sužavėjo, matai, ir tau šiek tiek juokinga, bet jis nedarė to juokingai. Tai buvo šmaikštu, bet labai įdomu. O šiandien aš atpažinau, kad tai yra Angelo kūrinys ir kartais atrodė, kad galbūt tau Angelo yra autoritetas ir atrodo, kad va taip ir reikėtų dainuoti. O aš manau, mane būtų papirkę, jeigu tu šitą dainą būtum dainavusi kaip, nežinau, bandžiusi gal kažkaip kaip kokia Lana Del Rey. Tai tik patarimas, kad kartais tas tiesus kelias, kur jeigu Angelo daina, tai dainuoju kaip Angelo, nebūtinai suveiks. Svarbiausia, kad žmonės dainuoja. Man čia yra svarbiausias dalykas. Ir kad tu šiandieną čia atėjai, atrodai puikiai, tiesiog, ta prasme, sudainavai tikrai gerai, bet čia yra manieros klausimas. Mes nesakom, kad tu pjovai pro šalį, o labiau pateikimo. Tarsi turinys lyg ir buvo, bet jo pateikimas šiandien nesuveikia mums ir tiek. Tai neverta tikrai liūdėti, nebuvo pro šalį. Ir tas yra svarbiausia. Yra aišku, kad tu dainuoti gali. Tai va, vis tiek nesigavo kažkaip linksmiau. Publika visą laiką išgelbė. Reikia remtis į publiką, o ne į mūsų pezėjimą. Tai ačiū tau labai, kad atvykai pas mus. Ačiū. Nu tai išlydėm dar iš nieko. Nespėjai pamatyti visų pasirodymų? Nenusimink. Visus jos rasi Lietuvos balso YouTube kanale.